Taigi, sveiki atvykę į naują video, šiandien mes žaisim farmingą jau trečią dalį. Oi, čia daug bus. Tai aš turiu 1, 2, 3. Tai tą, kur bankrutavau, nepadėlytinsiu, nes jam turiu gerą traktorių. Tai šitą padėlytinsiu ir new game. Šitą ir šitą. Nu, šitas man visą laiką patinka. Tai aš noriu... Ai, palako, aš ką, žodžiu, nesvarbu. Gerai. Tai palaukim, kol čia užkraus. Kodėl taip ilgai krauna? Nu, mano pirmas dalykas, tai turėsiu parduoti du belarusus, traktorių pavadinimas toksai, nes jie man labiausiai nereikalingi, bet to uždirbsiu greičiau pinigų, galėsiu nusipirkėsiu dalykų. Nu. Tai gerai, turiu 100 štukų. Aš kiek parsiduoda tie vehicles, va šitie va. Jie galingi, bet man jie nelabai reikalingi. Labai daug. Tai jo. Ir... Va. Gerai, tai pirmą dalyką, ką padarėm, tai gerai. Dabar aš noriu nusipirkti arba naują kultivatorių arba traktorių geresnį. Bet pala, man reikia biškį pažiūrėti kombainų, nes... Ok, 301 galiu ant šitą pabandyti. O headeriai. Palauk, kiek aš gausiu pardavęs kombainą šitą? Ne čia. Nu vieną čia nuėjau. Pardavus gausiu 103. O aš turiu 203. Tai jo, šitas įpirkčiau, jo. Tai gerai, tai dabar parduosiu. Dabar turiu parduoti šitą. Ok, čia kas yra? Neturiu jokio supratimo, kas čia pardaktas. Šitas. Nope. Kur tas headeris? Va. Tai gerai, dabar turiu 309. Tai jo, įpirksiu aš kombainą naujesnį. Tai šitaip. Ir dabar einam čia, čia, čia ir čia. Ja, biškai gal būsiu bankrutavęs, bet... Nu, kiam štukų normaliai. Gerai. Čia mano džendyras. O ir mano kombainas. Naujas, gražus, tvarkingas. Nuostabus. Gerai. Reikia dabar prisikabinti. Šiandien turėsim daug darbų atlikti. Nes aš jau su tuo kitu kombainu tai jau prisižaidęs ir jisai man nepatinka, jisai senas. Nu, gražus, galingas, bet nu tipo reikia atsinaujinti kartais. Kaip jūs manote? Reikia privažiuoti. Sustojam, apsižvalgom. Nu, man nelagina. Ai, bet to man reikia pasidaryti tikrą laiką. Va, real time. Ir čia eis tikromis minutėmis, tai... Mano kitas tikslas nusipirkti laukus, bet nežinau apie šią seriją spėsiu, nes laukai kainuoja 100 000.
Šita vieta labai pavojinga, kur aš dabar važiuoju, nes aš su savo John Deere'u prieitam, kur aš bankrutavęs, su John Deere'u nauju važiavau. Užvažiavau ant šitų akmenų, apvirto ant stogo, reikėjo vežti kitą traktorių, kad padėtų tas kitas traktorius irgi vos neužstrigo, bet atstrigo ir tą kitą John Deere'ą išgelbėjo, tai čia labai pavojinga. Šitoje vietoje, jeigu jūs žaidžiate, tai siūlau patarimą. Nevažiuokit labai greitai. Aš profesionalas, tai galiu važiuoti greitai. Tai mano tikslas dabar yra nupjauti laukus. Aš kultivuoju nelabai dažnai, nebent kai visi mano svarbiausi darbai būna atlikti. Tai va tada aš tokius darbus darau. Sustojam. Tai gerai, viena įranga atnaujinta. Liko traktoriai, priekabos, įdėriai ir kultivatoriai. Dar kokį džipą, pala. Noriu pažiūrėti vieną dalyką. Pikapas Ken 5 štukos. Nu, pataupysiu aš dar tas 5 štukas. O čia nelengva taupyti šitam žaidimui. Raudonos gražios kėdės čia. Ir atsikabinam. Čia reikia šitą žaidimą ilgai žaisti, kad suprasti. Čia viską aš pats iš pirmo karto nieko čia nesupratau ką daryti. O tutorialai čia grinai nesąmonės. Ten pavažiuoji 1 metrą su to, per tutorialą su to John Deere'u, su kultivatoriumi ir gerai, varykime laukus. Iš tikrųjų, aš amžinai prasikabinau. Prisikabinau. Tai aš visą laiką pirmiausia šitą vietą nuėmu, nes čia mažiausiai yra. Pajungiam. Čia ne iš karto atsidaro, kad pjauti, čia kaip real life. Tai šiandien bus taip normaliai su tais darbais. O, nesvarbu. Kas nematėt mano praeito video, ten Squid Game minigames, ten įdomu, šiaip tai ten neseniai vakar įkėliau, tik vieną peržiūrą surinko, tai norėčiau, kad gautų daugiau peržiūrų. Tai Ogas, mano čia vasara, manau, nežinau. Kas turi 25 farmingą, o prenumeruokite tie, kurie turi farmingą 23, tai palaikinkite. Ir bus ok. Gerai. Ir čia daug geriau yra, nes jeigu tu darbuotoją pasamdai, tai tau nuima po vieno, o farminguose 16 ar kažkokiam ten labai senuose, ten ginai nuima po kokius 50. Tai štai kodėl mano svajonė buvo šitas geimas. Ir mano svajonė išsipildė. Tai jo. Šiaip jis čia puiku, jie. Nu. Čia įsivaizduoju, kad... Čia taip. Naujesnis, geresnis. Čia rodo varningus, kurias galima dar įžiūrėti, bet 25 ten rašo, tu gali įskaityti. Tai. Bet 25 nėra pigus ir ant
telefonų, planšečių jūs jau negausit. Tai grafikos pas mane normalios, ne pačios geriausios pajungtus, bet nes jeigu pasijungsit geriausias, tai aš galiu parodyti, kas bus, jeigu pasijungsit geriausias. Kur, va, grafikos. Pas mane medium, jeigu bus high, tai belenkai plugins. Matote, kiek plugins, iš karto užsilagins belenkai. Tai štai kodėl siūlau pasidaryti medium. Kad būtų geras grafikos ir nebūtų per daug laginti. Nes jeigu mažas grafikos, tai čia būtų nelabai kažkaip. Ir šiandien būsim darbų. Ai, mano draugas, toks tiesiog Simantas, jisai irgi turi savo akauntą. Ir jisai jau turi 10 prenumeratorių, tai varykit pas jį. Jisai irgi geras. Man jo video labai patinka, žinokit. Aš negaliu nustoti jo video žiūrėti. Aš jam paprenumeravęs, bet jisai video kažkaip nebekelia. Nežinau kodėl, bet reikėtų jam įkelti naują kokį nors video. Ai, mano daugiausiai surinkti video tai yra farming, tai štai kodėl aš tai farming. Roblox'o netiek daug, nes Roblox'as nedaug surinkti. O kitų tada kažkaip šalia. Tai ten šiek tiek galimai. Aš tik tais pradedu čia, nežinau, tiesiog norėjau pasibandyti ir normaliai einas. Žinot. Tai tas mano draugas Simantas, jisai irgi daug farmingų daro. Ir jisai turi iš viso, jeigu iš visų video surinktų peržiūrų, tai gal man rodos šiandien video kažkaip o jisai turi ten vieną video. Tai jo, jisai iš tikrųjų geras, jisai pradėjo praeitais metais 11 mėnesį 23 dieną. Tai jeigu aš būčiau tada pradėjęs, tai jo, aš irgi gaučiau daugiau tų prenumeratų. Jisai turi 10, aš 5. Tai jo. Aš žiūrėjau jo video ir šiaip normaliai pasitėm jisai žaidžia farmingą 20, kažkaip man jo farmingą 20 kažkaip biškai negu šitas. Tai jo. Žodžiu, pasamdysiu aš tą darbuotoją, man reikia pasamdyti. Amžinai jie, tipo, neranda laukų ir taip paskui dabar aš darau nusitaikyti į laukus, o kad tai padaryti, tai užtruka ne vieną sekundę. Pagaliau. Ką tu dirbi čia man? Čia man grįžti, ką tu man čia dirbi, raminės, ką čia per nesąmonės darai? Štai kodėl botų dažniausiai nenaudoju. Reikia iš karto padaryti, kad tiesiai viskas būtų. Neisi čia dabar kažkokį man čia įstrižai. Dabar gerai tau. Jeigu vėl varysi tą pačią pusę, tai žinau. Nekenčiu kultivuoti, bet tai mano darbas. Gal jūs galite man kažkokiu būdu į komentarus parašyti, kaip reikia su draugu filmuoti video, nes mes išbandėm viską, Discordą, šitą programą, kurią naudoju, niekas neveikia, aš skambinam niekas neveikia. Tai mūsų vienintelis planas nebent kompą turėtų kažko panetų, nes suskambinti man su tifu per jį ir žaisti per kompą. Ir man tada, jeigu turėčiau kompą, man reikėtų dar ir kameros viską, man reikėtų padaryti setą, mikrofono, tai čia nelengvas darbas.
Edvis yra populiarus, šiaip jis man patinka, bet man labiau Enoksas patinka. Ten kur senis, žinot, tai jūs Enoksą. Jeigu žinot, paprenumeruokit, palaikinkit mano video. Nu, aš tave stebiu. Aš tam darbuotojui dar moku, jis man čia nesąmonės. Aš žinokit lygiai nemoku, žinokit čia dirbti. Bet žinokit, jeigu čia real time'as, tai kad užaugtų, jūs nežino, 3-2 valandos. Nes šitam žaidimui nereikia interneto, ir kai mes tipo keliavom į kelionę su šeima, tai aš žaidžiu šitą geimą, pasodinau laukus, laukiu. 2 valandos praėjo, žiūriu, tik tada daigeliai išlindo. Nu, žinokit, kai pasodinat, tai pasijungkit 90x, kai būtų labai greitas laikas ir tada užaugs. Tai čia mano siūlymas, nes nemanau, kad iš jūsų kažkas lauktų 2 valandas, kad užaugtų laukai. Nemanau, kad kažkuris iš jūsų, nebent tas, kuris belenkai realistiškai nori žaisti, tai tada siūlau tau to nedaryti. Ką čia mes turim? Man reikia kultivatorių geresnio. Ką čia mes turim iš tų kultivatorių? Nieko gero. Kiek 5 štukas, čia grinai kaip visą mašiną. Kas per velnias? Jei šitam, tai reikėtų grinai pas pačio paskutinio traktorius. Manau, kad šitą pavežtų, nes čia iš tikrųjų nepaveža kai kurie traktoriai, važiuojant kokią 3. Tai čia ant large skyriaus reikėtų čia šito traktoriaus. Sveria 1 toną. Mano mėgstamiausias traktorius yra John Deere'as. Jeigu jūsų taip pat, tai nepamirškit paprenumeruoti, nes žinokit, ateis Evil Keilas pas jūs po lovą. Ir Eimantas ir aš. Gerai, tai nieko aš nebeturiu, ką čia daryti. Kiek pripildė, pabiškai pildosi. Ant praeito kombaino čia, žinot, buvo grinai va čia tokio dydžio langelis, kaip į tą lentynėlę, į ten vos rodė, o čia visas langas. Nu, nice. Čia raudonas kėdės, man patinka, viskas raudona. Ai, aš YouTube'ą naudoju, TikTok aš nenaudoju, kaip Eimantas. TikTokas man atrodo blogai, tai ir be to man tėvai neleidžia. Tai jo, YouTube'as turi daugiau tutorialų, bet TikTokas turi daugiau lietuvių, tai nežinau, kas geriau. Neįsivaizduoju, žinokit. Tai naudoju tiesiog YouTube'ą. YouTube'as padeda, man tutorialų pilnai yra. O čia tuos laukus, ant kiek ilgai reikia. Ok. Ir ką tu čia dirbi? Atsiprašant. Gal pasamdžiau protingą žmogų. Tai gerai, small traktoriai, toks mažas, aš esu jį nusipirkęs. Čia, žinok, tokia nesąmonė. Jis sveria 3,3 tonas, varo tik 5 kg per valandą. Ne, 9,8. Ir čia nesąmonė. Tas traktorius ant tiek plonas iš vidaus. Aš grinai, netgi geresnį traktorių naudoju iš tos skyriaus. Aš naudoju, tipo, va šitoj parodysiu. Aš naudoju va šitą va John Deere iš šitos skyriaus, va šitą va. Jie grinai 100 kartų geresnė negu šito nesąmonė. Ir kad tik turi vikšrus, tai neaišku, kad čia geriausia. Grinai čia tokia nesąmonė. Net nereikėjo tokios įdėti žaidimą.
O dėl fūrų, tai jos brangios. Tai nežinau. Priekabos irgi brangios. Žodžiu, man viskas čia kol kas belenkai brangu. O kas čia laistytuvai ir kas čia? Čia chemikalai gal? Tik manau, čia kažkokie chemikalai. Nu, kas tas fertilizeris? Čia kas trąšos? Ai va, čia chemikalai. Chemija brangi. O, šitas pigus įpirko šitą chemiją. Jo, apsaugo ir jie būna labiau ką nors verti ir jie būna saugesni, nes čia, žinokit, būna tų vabalų, tai jo, nupirksiu šitą. Yes. Ok. Ir man reikia dabar nusiimti tą priekabą ir su traktoriu varyti į tą vietą, kad pasiimti. Aišku, dabar aš irgi dabar belenkai bankrutavęs taupuojant mašinas, bet, nu, man bet aš su tuo dalyku mano grūdai ir viskas bus daugiau kartų vertesni. Ir jie apsaugos ir, nu, tipo, kai jie daugiau bus verti, aš greičiau uždirbsiu pinigų. Ir kai aš uždirbsiu daugiau pinigų, aš greičiau galėsiu nusipirkti mašiną ir visų dalykų. Tai jo, čia geras planas, reikia iš karto pradėti nuo tų chemikalų. Aš dariau ant praeito serverio, ten chemikalai man biškį padėjo. Tai chemikalai, pritariu, geras dalykas, geras. Tai čia jau trečia serija. Negaliu patikėti, kad mes jau taip greitai einam tų serijų. Ir žinot tą atominę elektrinę Brookhavene? Tai aš turiu video, kaip susprogdinti tą atominę elektrinę. Ten biškių kokiais 20 minučių ten užtruko, kad tą atominę elektrinę sunaikint. Nu, tai... Bet tai... ir tas video vadinasi sprogdinam, tai jo. Kai šitokį... Kai šitokį... saulėgrąžos. Plauk. O kiek kainuoja šitas laukas? Noriu pažiūrėti. Jes! 8. Čia man užtruktų begalybė, kad... Mažesni laukai kainuoja ten 100 000, bet šitie... Ok, nesitikėjau tokias didelės kainos. Tikrai nesitikėjau. Tikrai. Chemika. O kas? Supratau, man tik klausimas, kur aš turiu prisipilti tos chemikalus. Ar man jų nereikia prisipilti? Nežinau, varysiu išbandysiu, jeigu man dar laukų liko. John Deere'as galingas, patogus, geras traktorius. New Hollandas irgi. Traktorių, kurį naudoja Eimantas. Mano klasiokas traktorius toksai oranžinis irgi labai geras. Ten geltonas, neprisimenu spalvos. Jo, tai čia beveik visi traktoriai geri. Mano mėgstamiausias iš visų, tai John Deere'as. Man patinka jo žalia spalva, tokia susijusi su gamta. Geltona spalva vidury ratuose labai man gražiai sutampa. Man tiesiog patinka John Deere'ai. Tai, jo, gražus traktorius, viskas patogu, gražiai, normalus greitis, koks ir turi būti. Ir kai parsisinčiau šitą geimą, tai žinokit, biškį dariau nesąmonės. Aš vairuodavau su kombainu ir jis būdavo labai lėtas. Tai mane aplenkdavo kiti žmonės, o aš su tuo kombainu pasivydavau tuos žmonės, kai jie sustodavo prie posūkių ir juos sutraiškydavau, galima taip pasakyti. Biški nenormaliai skamba, bet... Gerai. Nu dar liko tų laukų, bet reikės iš naujo laukų.
laukus. Kaip tu tiek jau daug nupūlėjai? Nupjovė. Ką tu čia Štai kada nekenčiu darbuotojų. Bet kai turi 100 darbų, tai turi pasamdyti vieną. Palauk tu, sustok! Aš gana greitesnis net už kombainą. Ką tu dirbi čia man? Atsiprašau, aš tokių kvailų... Kur važiuoji? Kur važiuoji? Grynai jau perpildytas. Na, tu čia dirbk. Taip, dabar turiu kažkur padėti savo šitos nuodus, galima taip pasakyti. Nuodus. Chemija. Gerai. Tai šiandien su šituom ir baigsim. Su jumis buvo Herkus LT ir viso gero.